Zenonas Andrulėnas, Vilkpėdės bendruomenės Viltis vadovas ir taip kartais pasakau, kad Vilkpėdės bendruomenės namų steigėjas. Gerai, tai pradėkime nuo to, kad kas čia per vieta, kur mes esame, kiek laiko jinai tokia yra ir kam jinai buvo skirta. Prieš porą metų, šiek tiek daugiau, atsirado galimybė įsinuomoti šitas patalpas iš Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro, kurie vykdė savo veiklą savivaldybės patalpose. Jie turėjo nuomos sutartį. O mes kaip subnuomininkai čia sugalvojom įsteigti Vilkpėdės bendruomenės namus. Matydami, kad yra iš tikrųjų problema jaunimui, vaikams leisti laiką viešosiose vietose, blogų orų, tai buvo tokia idėja, kad ir ją įgyvendinom, kad šitos namus atiduoti vaikams, jų tėvams, kad galėtų leisti laisvalaikį, kad jaunimas mokytųsi, kaip reikia bendrauti su kitais, tiesiog skatinti bendruomeniškumą, ir kartu, kaip minėjau, leisti laiką. Tai taip atsirado mes čia, bet dabar atsirado tokia situacija, kad pagrindinis nuomininkas šitų patalpų jau pakeitęs pavadinimą į Silpnaregių aklųjų sąjungos centras, išsikelia iš šitų patalpų ir automatiškai mes netenkam šitos sutarties kaip subnuomos. Lyg tai tikėjomės, kad bus rasta kalba su savivaldybė, kad mes čia galėtumėm tęsti savo veiklą kaip bendruomenė, bet savivaldybė kaip tas strutis galva į smėlį ir sako, čia ne mūsų reikalai, jūs turite reikalą su buvusiu nuomininku. Dabar iš mūsų yra reikalaujama, kad mes per tam tikrą laiką šitas patalpas atlaisvintumėm, kadangi jiems reikia priduoti savivaldybė šitas patalpas. Tai aš kreipiausi į savivaldybę, į specialistę vardu Dianą, kad mus informuotų, kas čia gali ateityje būti, ar mes turim galimybę dalyvauti konkurse, norėdami tęsti šitą veiklą, bendruomeninę veiklą, tačiau darbuotojai paminėjo, kad informacijos kol kas jokios nėra, sprendimo nėra ir būtinai, kai bus kokia žinia, mums praneš. Bet iki šios dienos neturim oficialios informacijos, kokia čia įstaiga, ar tai savivaldybės pavaldi įmonė, ar bus skelbiamas konkursas. Mes turim išeiti į gatvę, viską išsinešti, o realiai mes neturim jokių patalpų kitų. Ir tai, kas yra čia, nekyla ranka išmesti į sąvartyną arba atiduoti bet kam ir parduoti. Kas čia yra? Papasakai. Tai sunešta. Tai porą metų mes čia planavom ir vykdėm tai, kas buvo mūsų sumanyta, kad vaikams užsiėmimai vyko, keramikos darbai, žaisdavom su vaikais, tėvai, vaikai, šachmatais, šaškės, žiūrėdavom filmus, kadangi įsigijom per bendruomeninę paramą karaokei skirtus įrenginius, tai ir ekranas, ir kolonėlė dabar išnešta, ir projektorius, garso technika. Žiūrėjom filmus, dabar buvom jau sugalvoję, kad čia kviečiam žmonės ir jau buvo keletą varžybų peržiūros Eurolygos krepšinio. Kaip žinia, visi mėgsta tą krepšinį žiūrėti suaugę, nebe alkoholio, kaip galima sakyti, tai norėjusi, kad ir kitoks būtų būdas žiūrėti sporto varžybas. Nes čia zona be alkoholio. Tai čia yra įsteigta Vilkpėdėje, mano iniciatyva Vilkpėdės grupė, Motiejaus Valančiaus vyskupo blaivystės sąjūdžio Vilkpėdės grupė. Tai mes čia darydami susitikimus su blaivininkais. Ir kaip pastebėjote iš kabančių plakatų, kad mes čia puoselėjame blaivybę. Ir norisi vaikus auginti blaivybės dvasia, kad jie matytų gerą pavyzdį, kad nebūtų girtuokliaujama. Tai toks ir buvo siekis. Tai Vis tiek, tada bendruomenė, viską tai svarbu ir vieta svarbu bendruomenėje, kad būtų kur rinktis, tai
kažkokia tai dialogas dėl to su savivaldybė vyko, jūs kažkaip tą apeliavote, tai vat. Tai aš būtent paminėtai specialistai Dianai apie tai kalbėjau, kad mes norėtumėm tęsti ir jeigu tik tai bus galimybė, mes dalyvausim, kaip minėjau, konkurse, taip kokios yra taisyklės dabar numatytos, kaip gauti savivaldybės patalpas. Na, pagaliau, jeigu kartais šiandien taisyklės yra tokios, atsižvelgiant į mūsų situaciją, galbūt tas taisyklės galima keisti, kad mes turėtumėm kažkokią pirmenybę tie, kurie prieš tai vykdė veiklą. Tai bendruomenės namai Vilkpėdėje, jie Vilniuje buvo pirmi, kurie kaip tokie atsirado. Tik po to atsirado Balsių bendruomenių namai. Tai aš džiaugiausi, kad vis tik tai to žmonėms reikia, kad ne mes vieninteliai tokie. Na ir kažkaip buvo tokia viltis, kad po to, kai pasikeis čia nuomininkai, tai jau mes galėtumėm pakviesti ir kitas bendruomenės čia ateiti kartu vykdyti veiklą, kadangi jie netenka irgi patalpų, nes turėjo kambarį šitam socialinių paslaugų centre. Tai buvo tokia mintis, bet savivaldybė, kaip ir klausėt, jie nieko neatsako, kokia yra situacija. Na, kaip ir minėjau, čia ne jų reikalas dabar, mus iškeldina kaip tik buvęs nuomininkas. Savivaldybės patalpų buvęs nuomininkas. Tai aišku, kad jie galėtų čia elgtis dar griežčiau, pakeisti spyną ir mūsų neįsileisti tiesiog, nes jie yra tikrieji nuomininkai. Bet tai dar žmogiškai elgesi, laukia, kol mes viešinsim šitą atvejį. Galbūt tokiu būdu savivaldybė atsižvelgs pagaliau į kylančią problemą, kad netenkam mes patalpų. Na, kaip ir prieš tai sakiau, kol dar nebuvo įrašo, kad dalis čia esančio turto yra įsigyta iš projektinės veiklos, tai yra finansuojamos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per savivaldybę. Tai keista, kad savivaldybei netiek rūpi, kad mes vystytumėm tolesnę čia veiklą, naudotumėm įsigytą įrangą, techniką, o tiesiog dabar jinai bus be darbo. Tai labai keista. Čia, kaip pastebėjot, čia turim pasidaryti ir kur vaikams tenisą žaisti pasidarė, planavom įsigyti stalo tenisą, kad vaikai būtų užimti, planavom įsigyti muzikos instrumentus papildomus, tai ir mušamieji, mikrofonų stovai, tam, kad galėtų vaikai dainuoti, groti, na ir kultūringai leisti laiką. O dabar, kaip suprantu, čia vos nereikia iki paskutinio surinkti viską, ne, kaip ten sakė? Taip. Gavom tokį raštą, kad atlaisvinti patalpas. Tai atlaisvinti reiškia viską išnešti, kad nieko čia neliktų. Tai tikrai neturim kur nešti, dėl to kviečiam žiniasklaidos atstovus, kad paviešinti mūsų situaciją ir tikėtis, kad savivaldybė vis tik tai atsižvelgs, kaip ir minėjau, į mūsų probleminę situaciją. O dar paminėjote apie bendruomenės kitas, tai kiek yra tų bendruomenių Vilkpėdėje, apie kiek žmonių kaip klientų, kaip dalyvių kalbam per visas net bendruomenės? Vienas dalykas bendruomenės nariai, kurie yra aktyvūs ir bendruomenės nariai, kurie stebi mūsų veiklą Facebook'e, kurie yra prisijungę prie grupių. Tai čia labai sunku nustatyti, bet šventėse dalyvauja. Vilkpėdėje yra 4 bendruomenės kaip organizacijos, asociacijos. Vienos dalyvauja projektinėse reikaluose, gauna finansavimą, kitos galbūt kitaip leidžia laiką, bet tai aš manau, kad ne 100 žmonių. Kaip žinote, Vilkpėdėje gyvena virš 20 000 gyventojų. Kadangi mūsų rajonas toksai yra labiau susijęs su silpnaregių aklųjų sąjunga, kadangi čia yra ir gamykla, ir kombinatas aklųjų, taip vadinamas anksčiau, tai šitą rajoną labiau kaip bendruomenė visą laiką žmonės supranta, kaip ta visa bendruomeninė veikla sukasi aplink negalią turinčius žmonės. Bet norisi vis tik tai, kad pradėti nuo jaunimo, nes labai sudėtinga
žmonės suaugusiais, kurie turi tam tikrus įgūdžius ir laiko praleidimo formą, sukviesti, pradėti bendruomeniškai gyventi. Tai mūsų idėja yra pradėti nuo vaikų, kad jie užaugę, kad žinotų, kad dalintųsi savo pomėgiais, kartu leistų laiką, ir pagaliau užaugę gyventų blaivų gyvenimą. O dabar kiek konkrečiai galėtų būti žmonių, kuriems įdomi ta bendruomeninė veikla, tai aš manau, kad keli šimtai žmonių tikrai galėtų aktyviai dalyvauti. Jeigu pateikti tai, ką mes planavom, kad tai būtų ir muzikos grupė, kad galėtų ir galbūt koks kolektyvas, ir šokio kolektyvas būtų suorganizuotas. 2 metai labai mažai, čia viena bendruomenė jau vykdo veiklą 20 metų ir tai dabar prarado tas, ką jie turėjo minį tą kambarį, kuriame lankėsi. Tai norėjusi, kad įveiklinti šitas patalpas plačiau, kad kuo daugiau žmonių čia lankytųsi ir kartu leistų laiką. Jau buvo kalbėta apie kitas organizacijas, tai pagyvenusių žmonių sąjunga, žmonės čia ieškojo, kur galėtų jie rinktis, bet kadangi situacija tokia mūsų neapibrėžta, tai kol kas su jais ir netęsė jokių diskusijų ir nesusitarta, kad čia galėtų lankytis. Žinom, kad mes čia būsim ne vienerius metus, turėtumėm ilgą laiką sutartį, tai čia veiklų galima vykdyti visokių, jau planavom ir siuvimo būrelį mergaitėms organizuoti ir planavom būtent elektrotechnikos, jau yra mokytojas čia vietos gyventojas, kuris galėtų mokyti vaikus lituoti, kurti vietinį radiją. Žodžiu, buvo daug visokių ketinimų, bet dabar neaišku, kaip čia baigsis su šitomis patalpomis. Tai jūs gal pasiūlė jums alternatyvą kažkokią? Niekas negalėjo siūlyti, nei teisinio pagrindo nėra siūlyti, o atsižvelgti taip žmogiškai, kai mes galvojam, kad spręsti problemą, tai kol kas nebuvo jokio atsakymo, nors buvo kreiptasi, kaip minėjau, nei vicemerė, nei meras, nei pati administracija. Aš manau, kad, žinau, kad lyg tai turėtų būti perduota šita žinia iš specialistų vadovybė, kad yra problema, kad buvęs subnuomininkas neturi kur išeiti. Tai dėl to pakviečiau archyvus, kad paviešinti, kad savivaldybės administracija, politikai atkreiptų dėmesį. Šiaip, čia, kaip sakai, ta nuoma, vis tiek bendruomeninė veikla tokia, ne kažkokia komercinė, kur ten vos ne, tokia misija tam tikra dar turėtų būti matoma savivaldybėje pačioje veikloje. Tai turėtų, aš taip įsivaizduoju, nes kiekvienais metais bendruomeniniai veiklai skatinti savivaldybę, per savivaldybę Socialinės apsaugos darbo ministerija skiria arti 1 milijono eurų. Kiekvienais metais. Tai čia tik tai per šitą ministeriją pinigai. Yra ir iš kitų finansavimai organizacijų. Tai ir kaip dabar nesistengti išlaikyti bendruomenės namus, man tai nesuprantama. Čia mes iš biudžeto, savivaldybės biudžeto negaunam ne vieno euro tų namų išlaikymui. Patys susimetam nariai ir apsimokam už paslaugas, komunalinės paslaugas, už nuomą. Tai man tai nesuprantama, kad čia jiems nėra problema. Čia, aš manau, kad tai labai svarbu, ką mes darom ir tą reikėtų tęsti. Kaip tą padaryti, tai savivaldybė turėtų spręsti ir mums padėti, bet kol kas jokio garso iš jų pusės. Gerai, mes jų paklausim, tai dabar gal su jumis tada kažką trumpai gal